Ar tikrai užkrečiamosios ligos yra išnykusios? Ilgą laiką dėl aukšto vaikų skiepijimo lygio Lietuvoje tokios ligos kaip tymai, raudonukė, kokliušas ir kitos buvo beveik išnykusios. Vis tik per pastaruosius 15 metų vaikų skiepijimo lygis palaipsniui mažėjo, o šiandien nė nuo vienos iš 14 pavojingų ligų nėra paskiepijama pakankamai vaikų, kad turėtume visuomenės imunitetą. Todėl šios ligos vėl plinta. Pavyzdžiui, prieš 3 metus neturėjome nė vieno tymų atvejo, o 2024 metais mes jau turime 29 atvejus. Be to, tymais užsikrėsti labai lengva. Skaičiuojama, kad tymais sergantis žmogus gali užkrėsti net 18 kitų žmonių. Užsikrėtimo rizika padidėja ir jeigu keliaujate į užsienį. Tymai, kokliušas ir kitos ligos yra paplitusios ir kitose pasaulio šalise. Pavyzdžiui, 2023 metais pasaulyje buvo užregistruota per 10 milijonų tymų atvejų, tai 5% daugiau nei 2022 metais. Todėl skiepyti vaikus nuo sunkių sveikatai ir gyvybei pavojingų ligų labai svarbu. Skiepai apsaugo ne tik jūsų vaikus, bet ir tuos, kurių skiepyti negalima dėl įvairių medicininių priežasčių.